Nu, aš nenoriu kartoti, kas norės paskaitys šitą prisiminimus tuos. Norėjau, kad kas būtų pažintų daugiau ir kas tai yra toji esperanto kalba. Ne visi ją žino, kai kas pavadina tą aspirantų kalbą. Na, bet vis žodžiu, aš esu labai dėkingas Paului, kad štai šitą knygą, galbūt jau paskutinis mano darbas, nes reikia vieną kartą ir baigti, kada jau, taip sakant, reikalinga trečia koja, dviejų nebeužtenka. Tai aš daugiau nieko ir neturėčiau ką pasakyti, kas įsigysit, paskaitysit. Čia yra mano gyvenimo istorija. Prisimenu labai gerai 40 metus ir karą, nes gyvenom mes 2 kilometrai nuo Klaipėdos krašto sienos ir pirmosios karo valandos, kada pradėjo virš galvų lėkti artilerijos sviediniai švilpdami. Tai viskas tas čia yra trumpai paminėta. Nu ir kągi, kol mes visi gyvi, esperanto kalba dar gyvuoja ir Lietuvoje dėka Paulo dar vyksta ir Pabaltijo esperantininkų stovyklos. Ir va šitą knygą, manau, kad mes, net ir žodis esperanto, reiškia turintis vilties, kad ta pandemijos tas laikotarpis, kada dabar mes esame suvaržyti tai skiepai ir to visokios, žinot, problemas, tikėkime, kad viską tai baigsis, nes viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Nu ir kągi, malonu matyti, kaip sakiau, čia pažįstamų veidų, dirbkim toliau, tikėkime, kad Covidas mūsų nepagriebs, mes aplenksime jį kaip nors. Na ir jeigu klausimų kokių būtų, atsakyčiau daugiau, rodos aš nieko nebesugalvoju, ką daugiau rasit, kas paėmė čia parašyta.